Lietuviai nuo seno garsėjo kaip geri kariai, tai manau, kad genuose tai išlieka. Praeitis šlovinga, toli nuėję vyrai buvo, daug padarė. Lietuviai ir dabar esame stiprus, tai rodo mūsų pasiekimai ir sporte. Didžiuojasi, aš esu lietuvė, todėl taip galvoju. Fiziškai stiprus ir ne tik. Turi savyje to parako, kuris ateina iš praeities, iš šlovingų laimėjimų. Lietuviai nuėjo galų galiai iki Juodosios jūros. Visą laiką maža tauta yra stipri ir jinai kovoja už save. Kiekvienos šalies karys didžiuojasi tarnaudamas savo šaliai, savo tėvynį. Didžiuojas su lietuvis, laikusio patrioto. Tarnauju savo šaliai, savo tėvynį. Šią myliu, ją ginsiu, negalėdamas jėgų ir gyvybės. Visi fiziškai pasiruošę. Aš manau, kad Lietuvos kariuomenė yra tikrai stipri ir gerai pasirengusi. Aišku, dydis taip pat svarbu, bet svarbu yra profesionalumas. Kas yra didelė kariuomenė, 100 000 ar 1000. Kas yra stipresnis ar 100 000 blogai ginkluotų ir nemotyvuotų karių, ar karių žinančių savo profesiją ir stovinčių savo tėvynę ir vykdančių savo pareigą. Lietuvos kariuomenė yra maža, bet labai stipri. Mano paruošimas yra geras. Tikrai realaus konflikto atveju lietuviai nugalėtų netgi stipresnį priešą. Aš ją pasitikiu, man patinka. Man iš vis patinka uniformuoti vyrai. Jinai yra geriausia, nes jinai yra Lietuvos kariuomenė. Lietuvos kariuomenė ir Lietuvos valstybė yra ta vieta, kur aš įsivaizduoju savo ateitį. Aš manau, kad vienybė tai yra vienas svarbiausių dalykų kariuomenė. Tik tais vieningi mes esame jėga. Lietuvos kariuomenė jėga? Jėga. Lietuvos kariuomenė yra jėga. Lietuvos kariuomenė yra stipri. Lietuvos kariuomenė yra jėga. Lietuvos kariuomenė jėga. Jėga. Lietuvos kariuomenė yra tikrai šiuo momentu yra stipri. Stipri. Lietuvos kariuomenė yra jėga. Mes esame jėga. Mes 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 jėga.